Labas vakaras, Labas vakaras. pasidalinsiu aš. O, labai Dar smagu. neturiu labai puikių, įspūdingų, tačiau jau pastebėjimus turiu, Mhm. tokius minimalius. Tai vartoju produktą nuo kovo 15 dienos. Tai iš tikrųjų galiu ką pasakyti, tai yra itin skanus produktai, nes kiek teko ir manau, kad ne vienam teko kažkokius tai detokso produktus išbandyti ar kažką, tai tiesiog jie būna labai neskanūs, šlikštu juos valgyti ir taip toliau. Tai čia žinokit, nu nerealiai, net labai norisi šitų produktų. Tiesiog jau net neįmanoma pamiršti jų. Ką pastebėjau, nes man teko jau valyti savo žarnyną ir visą organizmą su kitais produktais, tai kad jų labai švelnus yra poveikis. Nėra to tokio, kaip sakau, aštraus kažkokiu raižymu, kažko, nes vis tiek, kai tas detoksas prasideda, tas valymas, tai būna tokių, pasitaiko kai kuriem, nesakau, nes yra, kas jau pas mane pavartoja, tai būtent yra ir viduriavimas ir taip toliau, bet tikrai švelnesnis tas poveikis. Atsirado energijos pas mane. Kažkaip tai buvo prislopinta jinai ir vėl atsirado, lyg naujai atbudau. Tai tuštinimasis pas mane reguliarus vyksta ir nėra taip, kad viduriuoju, aš nebūtinai iš ryto einu, bet visą laiką dienos eigoje kartą ar du nueinu tikrai į tualetą. Labai pajaučiau ypač kolongardą vartojant, kad pas mane pradėjo tirpti vidiniai tie riebaliukai. Kaip sakau, ta juosta ant moterų pilvo, kai būna tokia jo, tos rinkutės, tai žinokit, jos labai ne tiek, kad mažėja, bet tiek, kad nu, visai traukiasi ir ant apimčių labai jaučiasi. Paantrinsiu aušai, labai auga nagai. Iš tikrųjų, net į savaitę reikia du kartus kirpti nagus, nes niekada taip anksčiau nebūdavo, kas dabar yra. Tai paskui mažėja apetitas, visiškai sumažėjo tikrai, net nesinori kažkaip. Ir dabar va bandau visiškai be saldumynų, tai net nėra to tokio labai potraukio didelio. Oda labai išgražėjo, poros pas mane susitraukia, tokia pas mane riebesnė šiek tiek oda, tai jinai tokia pasiriebaluoja, kaip sakau, tai apmažėja visas šitas. Dar pastebėjau, kad nustojo man plaukai slinkti. Tai va anksčiau būdavo tikrai slenka plaukai, o dabar ne. Ir ką galiu pasakyti, tai man labai patinka visi produktai, aš visus juos vartoju, skyrus aišku vyrišką. Tai dar Sunsetas labai, labai man patiko. Tai vartoja tiek ir mano vaikas vyresnis, tiek ir vyras įsivežė, žinokit. Tai jisai apramina labai ir emociškai, ir psichologiškai. Nu, nežinau, ir miego kokybė, tiek pasidaro gilus miegas. Ir svarbiausia, kad atsimeni, ką sapnuoji. Sapnus O, visus ryte prisimeni. Kaip anksčiau būdavo, kad nieko neatsimeni, tai čia tikrai viską atsimeni. Ir mano vaikas, ką pastebėjo po Sunseto vartojimo, kadangi jis labai sportuoja intensyviai, jam nuolat traukdavo kojas, greičiausiai dėl magnio trūkumo. Tai mhm. žinokite, nustojo kojas traukti. Tai va, Mhm. tai Nu taip, mano tokie pastebėjimai. labai labai ačiū. Nu tai kaip per tokį trumpą laiką, tai tikrai taip. Tuo labiau, kad mes jau ir, kaip sakau, iš tų, kur jau dirbam su savim, mane, tikrai labai fainai džiaugiuosi, neringa, ačiū. Tikrai dėkoju ir sunsetas tai man labai, jau aš jį labai greitai pajaučiau. Kas dar gal gali dar kas pasidalinti ar apie save, ar apie savo klientus, pasisakyti kažką, ar yra tokių rima, va, aš nežinau, Rimute, ar čia jūs ar ne, gal jūs galite įsijungti mikrofoną kažką papasakoti, o gal čia nežinau, kuri rima. Irena, gal tu gali kažką pasakyti? Kas dar mergaitės norite? Ne, tai tada aš tiesiog sustabdysiu įrašą. Ir šiam kartui mes užteks, gal kitiem pasiruošti reikia, nežinau, kaip yra su tais kalbėjimais. Lietuviai tokie santūresni žmonės, bet aš manau, kad viskam ateis laikas. Tai Aš galėčiau truputėlį pakalbėti. Čia Audrutė, nesirodysiu šį kartą. Norėčiau tokį apie save, tai irgi aš labai sutinku, nes man padeda labai, labai dėl miego. Aš tiesiog
pasilaidojus mamą gal 2 mėnesiai, tai man tiek stresinių buvo situacijų, kad aš dabar miegu gerai, nes būdavau pabundu ten ir 3, ir 2 nakties ir visokie, va, kildavo visokie tie niuansai, klausimai ir neužmigdavau ilgai. Dabar tiesiai tualetą taip irgi nesidžiaugiu, nes vaikštau 2-3 kartus per dieną, kur aš ten būdavau į 2 dieną, į 3 dieną, nes pas mane tiesiog va, darbas būdavo irgi prie kompiuterio, tai aš nu, tiesiog užkietėjau vidurė gal po 15 metų ir ta problema vargino ištisai, tai dabar nesidžiaugiu. Kas nagai, taip, nagai pas mane suskeldėję visą laiką buvo, dabar jie lydinasi. Plaukai, nežinau, irgi jo auga labai greitai, nagai taip pat. Žodžiu, aš šiaip pati jo ir vyras naudoja, šiaip labai džiaugiuosi. Tik dabar dar vieną tokį niuansą noriu papasakoti apie savo pusseserę, kuri labai išsigando dėl šito kolongardo. Jinai nusipirko iš manęs į kolongardą ir vakar, ne, čia prieš 2 dienas jinai man paskambino ir sako, kad jai labai neskanus jisai, kad jai ten burną degina, sakau, įsitirpink tada vandenėlyje ir ją kaip arbatą. Žodžiu, prasidėjo didelį kažkokią alergiją, pradėjo kūną mėtyti, tiesiog niežtėjimas ten, sakau, tu turi tada labai didelių problemų ir kaip tai tu jų nenustok vartoti. Bet tenai ten, nu, taip sudėtingai, nes dirba Maksimui ten Kaune ir žodžiu, bet tais tom dienom, kai nebeina į darbą, tai jinai naudoja. Bet toliau nežinau, kaip bus, nes labai išsigandau. Aš manau, kad jai ten tikrai yra problema didelė ir kelia į viršų. Labai ačiū, Audrutė, kad daliniesi ir tai irgi yra atsiliepimas, kuris naudingas mums visiems išgirsti. Tai galiu pasakyti, kad tikrai nereikia išsigąsti, kai atsitinka tokie dalykai. Kai aš pirmą kartą pradėjau vartoti valymo produktus, irgi ląstelių maistas, man irgi ir išbėrimai buvo, ir čia tokia dėmė ant kaktos atsirado, ir tiesiog tai truko kelias dienas, visą kūną niežtėjo. Tikrai tokioj situacijai, jeigu jūs prieš tai nieko nevalėt ir pradėjot gerti kolongardą, ką pirmiausia kolongardas padaro? Jisai parodo jūsų kūne problemas. Jisai parodo problemas ir kai jas parodo, labai svarbu nenustoti gerti. Pamažinkit dozę, jeigu ką, pamažinkit ją biškį, kol vėl organizmas prie to pripras. Bent jau pusei dieną tikrai rekomenduojama gerti. Galit trečdalį, bet ką noriu pasakyti, kad labai svarbu nenustoti gerti. Nes jisai tik įsijungia, pradeda tvarkyti ir jūs, jeigu metate, tai jūs suaštrinat viską ir paliekate. Ir kuo jūs pabaigsit? Cheminiais vaistais? Tikrai ne. Todėl Audrutė perduok savo ten giminaitai, kad jinai nenustotų gerti, kiek įmanoma. Tegu geria po mažesnę dozę, bet geria kiekvieną dieną. Tikrai ateis. Nesenai jau nubėgo, nusipirko nuo alergijos vaistų ir tipo jai padėjo. Sakau, tikrai gerk ir jo, sakau, sumažint tą dozę. Gerai, tegu jinai galvoja, kad jai padėjo, šiaip paprastai alergijos nepraeina taip, bet suprantat, kaip kolongardas jai parodė problemą. Juk mūsų problemos sprendimas tai nėra, mes iš išorės patepėm, dingo ir padėjo. Ne, ta problema jinai lieka viduje. Kolongardas ją naikins iš vidaus. Vat kas labai svarbu suprasti. Jisai išvalo visus uždegimus, visas blogas ląsteles, visas bakterijas ir primaitina prebiotikais, prebiotikais ir visais kitais gerais dalykais. Todėl žmogus po kažkiek laiko, kai jo organizmas perima visą tą kolongardo procesą, jisai pradeda sveikti. Ir ta alergija, aišku, pasitepė kažką, nėra čia blogai, bet svarbiausia, kad jinai nenustotų gerti. Nes jeigu žmogus nepabaigs to valymo proceso, tai ta problema jinai vis tiek bus tik prigesinta ir jinai viduj liks.
Pabandysiu, dar aš ją pamotyvuosiu. Gerai, duokit šitą webinarą paklausyti. Dabar Danutė klausia, ar gerti visus 3 produktus iš karto, ar pirmiausia išsivalyti. Tai kaip ir kalbėjau prieš tai, kad geriausia pradėti nuo Kologardo, pagerti kokią savaitę Kologardą, priprasti prie jo, jau, kaip sakau, su juo susidraugauti ir tada pajungti Sunrise ir Sunsetą. Aišku, jeigu žmogui yra problema kažkokia tai su nervų sistema, jisai blogai miega, tai nėra blogai, tegu jisai pradeda ir tą Sunsetą vartoti. Bet jūs supraskite, tai nėra vaistai. Tai nėra vaistai, tai yra ląstelių maistas, kuris užkuria jūsų organizme procesą. Ir nebus taip, kad abrakadabra išgėriau vieną tabletytę ir man tam kartui numušė kažką. Ne, čia reikia sutvarkyti tą uždegiminį procesą, kuris yra organizme. Tai va, labai ačiū visiems, kas klausėt, aš įrašą kaip ir sustabdysiu, o klausimus mes galėsime toliau atsakinėti. Tai ačiū visiems, kas buvot prisijungę, kas girdėjote, klausėte. Kreipkitės pas tą žmogų, kas jūs pakvietė. Ir su jumis buvo Aušra Stankevičienė ir iki kito karto. Labas vakaras. Labas vakaras. Pasidalinsiu aš. Dar neturiu labai puikių, įspūdingų, tačiau jau pastebėjimus turiu. Tokius minimalius. Tai vartoju produktą nuo kovo 15 dienos. Tai iš tikrųjų galiu ką pasakyti, tai yra itin skanus produktai, nes kiek teko ir manau, kad ne vienam teko kažkokius tai detokso produktus išbandyti ar kažką, tai tiesiog jie būna labai neskanus, šlykštu juos valgyti ir taip toliau. Tai čia žinokit, nerealiai, net labai norisi šitų produktų. Tiesiog jau net neįmanoma pamiršti jų. Ką pastebėjau, nes man teko jau valyti savo žarnyną ir visą organizmą su kitais produktais, tai kad jų labai švelnus yra poveikis. Nėra to tokio, kaip sakau, aštraus kažkokių raižymų, kažko, nes vis tiek, kai tas detoksas prasideda, tas valymas, tai būna tokių, pasitaiko kai kuriem, nesakau, nes yra, kas jau pas mane pavartoja, tai būtent yra ir viduriavimas ir taip toliau, bet tikrai švelnesnis tas poveikis. Atsirado energijos pas mane, kažkaip tai buvo prislopinta, jinai ir vėl atsirado, lyg naujai atbudau. Tai tuštinimasis pas mane reguliarus vyksta ir nėra taip, kad viduriuoju, aš nebūtinai iš ryto einu, bet visą laiką dienos eigoje kartą ar du nueinu tikrai į tualetą. Labai pajaučiau ypač Kologardą vartojant, kad pas mane pradėjo tirpti vidiniai tie riebaliukai. Kaip sakau, ta juosta ant moterų pilvo, kai būna tokia jo, tos rinkutės, tai žinokit, jos labai ne tiek, kad mažėja, bet tiek, kad visai traukiasi ir ant apimčių labai jaučiasi. Paantrinsiu Aušrai, labai auga nagai. Iš tikrųjų, net į savaitę reikia du kartus kirpti nagus, nes niekada taip anksčiau nebūdavo, kas dabar yra. Tai paskui mažėja apetitas, visiškai sumažėjo tikrai, net nesinori kažkaip. Ir dabar bandau visiškai be saldumynų, tai net nėra to tokio labai potraukio didelio. Oda labai išgražėjo, poros pas mane susitraukia, tokia pas mane riebesnė šiek tiek oda, tai jinai tokia pasiriebaluoja, kaip sakau, tai apmažėja visas šitas. Dar pastebėjau, kad nustojo man plaukai slinkti. Tai anksčiau būdavo tikrai slenka plaukai, o dabar ne. Ir ką galiu pasakyti, tai man labai patinka visi produktai, aš visus juos vartoju, skyrus aišku vyrišką. Tai dar Sunsetas labai man patiko. Tai vartoja tiek ir mano vaikas vyresnis, tiek ir vyras įsivežė, žinokit. Tai jisai apramina labai ir emociškai, ir psichologiškai, nežinau, ir miego kokybė, tiek pasidaro gilus miegas. Ir svarbiausia, kad atsimeni, ką sapnuoji. Sapnus visus ryte prisimeni. Kaip anksčiau būdavo, kad nieko neatsimeni, tai čia tikrai viską atsimeni. Ir mano vaikas, ką pastebėjo po Sunseto vartojimo, kadangi jis labai sportuoja intensyviai, jam nuolat traukdavo kojas, greičiausiai dėl magnio trūkumo, tai žinokite, nustojo kojas traukti.
Tai va, Mhm. tai Nu mano taip, tokie pastebėjimai. labai labai ačiū. Nu tai kaip per tokį trumpą laiką, tai tikrai taip. Tuo labiau, kad mes jau ir, kaip sakau, iš tų, kur jau dirbam su savim, ne? Tikrai labai fainai džiaugiuosi, Neringa, ačiū. Tikrai dėkoju ir sunsetas tai man labai jau, aš jį labai greitai pajaučiau. Kas dar gal gali dar kas pasidalinti ar apie save, ar apie savo klientus, pasisakyti kažką, ar yra tokių Rima, va, aš nežinau, Rimute, ar čia jūs ar ne, gal jūs galite įsijungti mikrofoną kažką papasakoti, o gal čia, nežinau, kuri Rima. Rena, kuku. Kas dar mergaitės norite? Ne, tai tada aš tiesiog sustabdysiu įrašą ir šiam kartui mes užteks, gal kitiem pasiruošti reikia, nežinau, kaip yra su tais kalbėjimais. Lietuviai tokie santūresni žmonės, bet aš manau, kad viskam ateis laikas. Tai Aš galėčiau truputėlį pakalbėti. Čia Audrutė, nesirodysiu šį kartą. Norėčiau tokį apie save, tai irgi aš labai sutinku, nes man padeda labai, labai dėl miego. Aš tiesiog pasilaidojus mamą gal 2 mėnesiai, tai man tiek stresinių buvo situacijų, kad aš dabar miegu gerai, nes būdavau pabundu ten ir 3, ir 2 nakties ir visokie, va, kildavo visokie tie niuansai, klausimai ir neužmigdavau ilgai. Dabar tiesiai į tualetą taip irgi nesidžiaugiu, nes vaikštau 2-3 kartus per dieną, kur aš ten būdavau į 2 dieną, į 3 dieną, nes pas mane tiesiog darbas būdavo irgi prie kompiuterio, tai aš tiesiog užkietėję vidurė gal po 15 metų ir ta problema vargino ištisai, tai dabar nesidžiaugiu. Kas nagai, taip, nagai pas mane suskeldėję visą laiką buvo, dabar jie lydinasi. Plaukai, nežinau, irgi jo auga labai greitai, nagai taip pat. Žodžiu, aš šiaip pati jo ir vyras naudoja, šiaip labai džiaugiuosi. labai ačiū visiems, kas klausėt, aš įrašą kaip ir sustabdysiu, o klausimus mes galėsime toliau atsakinėti. Tai ačiū visiems, kas buvot prisijungę, kas girdėjote, klausėte. Kreipkitės pas tą žmogų, kas jūs pakvietė. Ir su jumis buvo Aušra Stankevičienė ir iki kito karto.